Šiuos du galingiausius paspirtukus esu jau pristatinėjęs. Sportinis 700 W, GT SE 700 W, iki 38 kg greitis, teoriškai iki 50, didesnis nuvažiuojamas, mažesnis nuvažiuojamas atstumas, 10,5 per valandžių batarkės. Čia 10,5 per valandžių baterija be 36 V, reiškia 500 W varikliukas, 11 vos kilogramų, o čia 13 kg. Tai šitą dabar pristatysiu jums, lekiam kažkur tai išsimėginsim. Čia yra tobuliausi paspirtukai, ką teko mėginti, svoris, kaip sakiau, nedidelis, priekį gale amortizatoriai, nepripučiamos padangos, tai važiuojant ant bet kokio kelio ir problemų nematote. Patogiai susilanksto ir užima minimaliai vietos, dėl to galite nusimesti mašinų ir kada prireikia jį išsitraukti. Pasispaudžia galinis purvasaulis žemyn, atsikelia vairas ir rankenos, užsifiksuoja ir galite lėkti. Beje, dar reguliuojasi ir vairo aukštis. Galite tokią poziciją pasidaryti, galite dar aukščiau. Aš aukščiausiai pasidarau. Įsijungia štai čia. Iš viso yra rods 4 greičiai, tai L1 lėčiausiai ant 6 kg važiuos, L2 ant 12, ant 20, 25 ir maksimumas. Tai maksimumas statau. Tik išvažiavau pasivažinėti ir užėjo lietutis, bet jis yra sandarintas nuo drėgmės. Bent jau per drėgną trasą važinėti galite drąsiai, bet saugokit štai tas vietas, nes čia neturi papilti drėgmės. Pabandykime įsibėgėti iki maksimalaus greičio, tai nepasispiriu. Greitis 10 kg, 20, 30, 33. Gali būti, kad didesnio ir nepasieksiu, nes kas esate antrą joninių dieną, tiksliau pirmą, antradienį, tai žinot, koks pajūri vėjas ir dabar grinai tas vėjas į mane pučia, jisai milžiniškas, tai va dėl to greitis nukrito iki 32 ir kadangi važiavau pastoviu kelias sekundės greičiau, užfiksavo kruizas, pats paspirtukas pradeda važiuoti. Tai šitie paspirtukai yra naujausi, su naujausiais atnaujinimais, viskas tobulai padaryta, nes šitie paspirtukai, man atrodo, nuo 2016 metų, tai galite įsivaizduoti, kiek metų buvo tobulinami ir kiekvienais metais vis išeidavo kažkas naujo. Tai per 90 skaitykit metus, tikrai produktas yra tobulas. Važiavai į gražią vietą, susilankstei paspirtuką, nusilenkiai, užsifiksavo ir neši. Svoris, kaip sakiau, nedidelis, patogu nusineš, galim ir draugės panešti. 11 kg tai tikrai nėra daug. Fantastinis vaizdas. Jei kas buvot antrą joninių dieną, tai žinot, kas per audra, koks vėjukas dabar, kranto visiškai nelikę. Nagi, nepaliksiu paspirtuko, einam į apačią, arčiau jūros, painiau. Visat norėjau pamatyti audrą. Įsimetu. Dabar nejungsiu, pats paspirtukas po kelių minučių išsijungs. Štai koks vaizdas, fantastiškas. Čia ant kavinukiai buvom su paspirtukais, irgi nusimetėm po stalu, pavalgėm, vietos daug neužėmė, į parduotuvę nuėjom vandens, prasistojom, irgi nieks nieko nesako. Jau rodžiau, kad mašinui vietos neužima, namuose vietos neužima. Amortikus atrodo irgi minėjau. Priekį gale būtent iš dugno. Galima dar jį galinį čiučiut. Vos paminkštinti, jeigu kam nors per kietą kojelę atlenkimo, galima paspirtuką tiesiog šitaip dėti, parodau. Šitaip, jeigu sminga kur nors kojelė miške. Aukštis jo reguliuojasi, rankenėlės, kaip matėt, nusileidžia, visa konstrukcija šių metų, viskas naujausia. Tiesiog ištukai, jeigu lyja lietus, krovimo, užsidarykit būtinai. Jeigu vaikui duodat, galite užrakinti čia užraktą, kad tikrai nuspaudus rankeną net vamzdžio nenuleistų žemyn netyčia. O dabar lekiam, jaučiu dar iki upelio tenais. Tai kol net bėgu iki mūsų vanduo, galim bėgti, va štai paspirtukas įsijungia, pats taupo batarkę. Galim pasižiūrėti, kas šį čia dar nustatymas yra, tai nuspaudžiu stabdį. Jungimo knopką. Tai čia, kad pasispyrus arba iš vietos važiuotų. Toliau sekantis P2, tai kruizas įjungtas ir P3 sportinis režimas. Kitaip tariant, maksimaliu greičiu, kad važiuotų. Aišku, patariu laikytis susilaik dviem rankom, nes būna šakų, kankorėžių, duobių kokių nors, kad jeigu netyčia kas nors nestabiliai
nestabilu, iš karto gali su 2 rankom išlaikyti lygsvarą. Oi, kiek čia mano privažinėtas su Viset paspirtukais. Fantastiniai šitie visi kalniukai. Iš tų paspirtukų Šventoji Palanga Šventoji ir dar, kad liktų, tai tikrai taip, nebent sveria daug. Arba važiuojat kaip dabar prieš vėją didžiulį, bet 30 kg su juo realu nuvažiuoti tikrai. Gal 30 kelis. Galima bus kada padaryti dugnais, kiek eina su vienais ir kitais įtvau paspirtukais nuvažiuoti ir po to labai taupant. Bet aišku, jeigu važiuosi ten kokių 60 kg pastovių greičių per valandą, tai ten nuvažiuosi rekordiškai daug. Nu, stabdžio efektyvumas. Stabdau iki galo ir labai gerai, sakyčiau, sustoja. Tai jeigu dar būčiau su šitu stabdės elektroniniu ir su galiniu, dar greičiau galima bus pabandyti po to. Ok, labai nelygus kelias. Aišku, per pėdas jaučiu. Nu, bet nėra ką norėt, guminiai ratukai. Amortikai atlieka savo darbą, bet jaučias ant tokio kelio. Bet vėjas koks didelis, eik tu sau. Pilną gazą užspaudęs. Net čia ant kaitininkus mačiau su kokiu 2 metrų sparnais tik tai. Aitvarais tai yra skraido, nes matyt vėjas ant tiek smarkiai iškelia juos, kad nereikia didelio. Ir ant tokio vėjo, aišku, vienas čia būsiu. Nu, smeliukas, žiūrėkit, ratas. Nu jo, beveik įkrito. Pastingit lankstytai, tiesiog po žeminę kokią pasiemat ir neš. Viskas. Štai upelės. Taip, praeitą kartą mačiau. Čia praeitą kartą ištekėjo, gali pasižiūrėti sportinį paspirtuką filmavau. Ant tokio oro vienas esu net gelbėtojų būdelę panirus faktiškai po vandeniu. Gerai, lekiam į centriuką, pasižiūrėsim, kas ten gero. Nu, čia status kalniukas, galim pasižiūrėti ar įtems. Jeigu sveri daug, tai patarčiau ten kokį 100 su virš kilų, tai rinktis gal GT serijos paspirtukus, nes tiek 700 vatų variklis, o jeigu kito svorio, tai pilnai šito pakaks. Vėjas gaunasi į nugarą, drąsiai iškilo. Nu va, dabar stabdau ir gaunasi regeneracija. Dabar galima įsibėgėti ir pasižiūrėti, kaip stabdys su 2 stabdžiais, ar efektyviai. Gerai, maksimalų greitį tuoj pasieksiu. 32 kilai ir stabdau. 1, 2, 3. Žiauriai greitai, netgi nuo stabdžio liko žymė ant asfalto. Matot, šių metų modelis jis toks dar standesnis, atrodo vientisa konstrukcija, visa su ranka vieną drąsiau gali važiuoti negu ankstesniais metais. Mačiau, kad ir be rankų važiuoja žmonės, bet aš nedrįstu paleisti. Ir taip tyliai paspirtukas važiuoja. Aišku, dar naujas, bet jokio garselio faktiškai. Nuvažiavau 11 kilų, liko 8% batarkės vis dar. Blogiausiu atveju visai neblogai rieda. Jeigu visiškai išsikrovėt, galite pasispirti. Pasipriešinimas yra, bet netoks didelis. Pasispyriau ir vis dar važiuoja, rieda. 70%, beveik visą laiką buvo maksimalus greitis, dabar tik tai paleidau, sumažinau 13 kg. Prie žmonių galima lėčiau pasidaryti kruizą, 15 kg bus gerai. Nu va, plytelės visai gerai irgi važiuoja, jaučiasi aišku, bet nėra, kad labai nemalonu būtų. Pralėkiau 14 kg, vis dar rodo 7% likutį batarkės ir Beždžionių tiltas. Kaip tik tuščias lekiam,
jėga. Nu ir dar paskutinė stotelė, tai bus Mergelių turbūt tiltas. Mergelių skulptūros. Pasižiūrim bendrai. Pilna smėlio užnešti. Bet mes galim štai taip, ne? Žiūrėkit, paleidžiu viršų nuo vėjo. O, dabar gal ne. Toks vėjas. Taip nerekomenduoju daryti goliukam. Ne į naudą smėliukas tikrai. Prasinešam pro smėliuką ir lekiam toliau. Gal čia bus pravažiuojama, nors čia keliukas tai labai blogas. Smėliukas, bet važiuoja, atrodo, visai neblogai. Vėl smėliukas, važiuoja. Sustojat ant galinio rato, o gal kaip tik ant priekinio reikia, ne, bet aš ant galinio. Visai gerai. Aišku, ar kas gyvena būtent šituose, bet ten toliau tai faktiškai visi nameliai užimti. Bet kaip paspirtukas net per nelygų kelią vis dar važiuoja tyliai. Nežinau kiek ilgai, bet jokio niekam laisvumo pakol kas nėra. Šiam liko procentų 15 kilų. Nuvažiavau, tai jo, būsiu teisus, kad tokiu vidutiniu greičiu 30 kg realus jau nuvažiuos. Net ir deklaruojamus realiai realu. Tik reikėtų lėčiau važiuoti, nes ar baisiai daug, pastovių greitį laikyti. Aišku, turėtų vėjas būti ne toks kaip šiandien. Supynė šiandien neveikia. Vakar paspirtukas buvo įdėtas. Maniau, kad jau jų nebevogė. Pasirodo. Bala, nieko tokio. Kelią. Pilni gazai, įsivaizduokit, kokio dydžio vėjas. Savęs negirdžiu, kai šneku. 20 kg. Eik tu savo. Su dviračiais irgi matau sunkiai pamina. O čia prieki šito nebuvo anksčiau. Magumėlį čia palakstyti. Nu, čia labai statu, šiam procentų. Jis jau pėm įtrauks ar ne. Šiaip ne taip. Ir Mergelių statulos. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Patiko klipukas, tikiuosi patiko paspirtukas. Galbūt norėsit jūs tokio. Susitiksim kitose video filmukuose, sekantį filmuosiu turbūt į Tvau GT, SE, po to Sport ar atvirkščiai, po to vėl visetuką pasiimsiu, o vaizdas pasižiūrėkit, nors ir vėjas milžiniškas, bet vis tiek nepakartojam. Jūra! Būsiu pravažiavęs tikrai virš 20 km ir liko tam dabar rodo.